Arbūzam būtinai ne mažiau litro talpos tara. Blet, tu galėtum dažniau ateiti, aš, pavyzdžiui, kaip plikavimą darbus darau. Nu, Pysti prisipilda. nu ką noriu pasakyti, kad... Ką aš čia noriu pasakyti, tuoj palauk su galvos čia prakirpsim. Opa. Aš nežinau, ką man čia daryti. Aš tai nemoksiu pirštinėm dirbti prisipilda. A ne? Šlitagrus paėmiau. Labą dieną. Donatuks pasirūpino mumis, kad neištraukštume. Stebuklinga vandenuką. Bet žinokit, be šūda nebus grūda. Tai ką, sveiki visi. Sveiki. Ir vėl mes eteryje po pirmo labai pasisekusio mūsų debiuto. Taip. Tai tęsiam savo podcastų serijas, kadangi patvirtinot, kad patiko ir viskas buvo gerai. Kalbamės toliau. Einam ne tik kalbėti, bet ir daryti dalykų. Jo, praeitą kartą tai mes ten tik pliurpėm ir pezėjom, o šį kartą bus... Plėt nusivertė. Nu tai ką, atsigersim kavytės dabar, kad būtų energijos iš ko dirbti. Ir energijos, nes padaryti turėsim nemažai. Bet aš manau, kad mums viskas gerai paeis, nes jau vienam dalykai pasidaro darbai. O čia dvi rankos, nebe dvi rankos, o keturios pasidaro. Ir aš manau, kad mes padarysim, ką esam suplanavę. Jo, užsimoję esam nemažai, tai apie tai papasakosim daugiau daigykloje. Taip. Tai ką, einam? Ką mes čia šiandien veiksim? Žinau. Man atrodo, eisim dirbti. Gana čia nais blevizgo, tai reikia pradėti dirbti. Eina peklo. O, Marytė Melnikaitė. Galvoju, čia labai paprasta. Opa. Žodžiu, aš paskutinį substratą iš Litagros paėmiau. Labą dieną. Šiaip realiai tai turėtum pirmą atidaryti maišą, leisti jam prasikvėpti tam substratui. Nes jis būn, matai, spausts. Ir... Bet iš esmės nieko, mes jį susimaišysim, biškai įleisim to oro. Jo, mes dar dėsim sapropelį. Sak, dabar reiks susiplakti šitą košę. Just a minute. Aš nežinau, ką man čia daryti. Donata turi gardin sapropelio ir, žodžiu, jisai iš esmės, nu ką padaro, jisai aktyvina visą šaknų augimą, ar ne? Jo. Nes tai yra realiai iš ežerų dugno išimtas visas tas visa masė. Ir yra labai geras startas augalų išsikabinti dirvoje. Arbūzam būtinai ne mažiau litro talpos tara. Čia yra stebuklas. Prinešiu arčiau parodyti. Čia iš tikrųjų yra, nežinau, nespoilinsim iš kur, nerodysim, bet... Čia yra 0,95 litrą, bet jo, ir tobulus. Jie tokie patogus, aš kai sėjau savo tasgi paprikas ir pomidorus, blemba, taip gerai susistato, jie labai aukšti, nes būna kai kurie supili ir plotus toksai sudedi į dėžutę, 3 tuos maišelius ir viskas. Ir ten realiai, man atrodo, net nebe litras, ten dar daugiau susideda. Ten dar daugiau gaunas. Šito viso šūdo įvarom čia, bet žinokit, be šūda nebus grūda. Čia yra amžina, žinokit, taisykla. Nežinau, agronomija pastatyta ant to posakio. Tai kas dėl to paties šūdo, tai žinokit, dabar daug kas turbūt pastebėjot, kad išlindę žieminiai česnakai pradėjo geltonuoti. O tai vyksta vien dėl to, kad azotas stygių rodo. Ir va iš tos dalies papasakosiu apie tą patį šūdą. Gerai. Dona, tai atnešk vandens, ačiū. Ir prasideda. Vištašudis. Tai yra bomba. Bomba, bet su jo labai atsargiai. Kaip gali nudeginti. Labai atsargiai. Tai, žodžiu, pats koncentruočiausias. Koks tai gali būti? Tai... Jo, iš visų mešlų, tai su jo žiauriai atsargiai. Niekada negali būti, bendrai aplamai su bet kokiu mėšlu, sąlyčio su šaknim tiesioginio negali būti. Ne. Tai, žodžiu, kaimynė močiutė užsitaisė to vištašudžio, paraugino ir buvo nesenai pasisodinus trešnių ir vyšnių. Nu ir aplink vainiką papylė. Ir kaip tau atrodo? Nu tai taip, trešnių nebus šiais metais babutė, pirks trešnes turgui. Aš, pavyzdžiui, kaip pati vištašudį taisau, tai 10 litrų kibirę kažkur ketvirtadėlį prisispaudžiu to paties vištos šūdą. Ir 10 litrų vandens, nu kiek ten telpa, žinai, pačią, kai užpilti. Ir paskui jau skiedi palaikius, skiedi pusę stiklinės, gal tik to marmaliaką ant 10 litrų vandenį. Tai kurgi čia iš visių koncentratas, čia homeopatinis vaistas gaunas. Jo, arba nuodas. Nes vaistą ir nuodą skiria kas? Tik tais. Koncentracija. Norma. Jo.
Tai va, o aš iš mėšlų tai visą laiką naudoju arklio mėšlių. Nes arklio mėšlas tai nežinau, didžiausias auksas, kokį tu gali duoti augalai iš va tokių va visų natūralių dalykų. Tiek pomidorui, tiek braškiai, tiek... Nes... Bet irgi negali būti tiesioginio sąlyčio su šaknim. Ne, bet kokiu atveju, su bet kokiu, ar tai būtų natūrali trąša, ar tai būtų cheminė trąša. Taip. Negali jokio sąlyčio būti. Taip. Ir dar ką padaro iš tikrųjų mėšlas, tai jisai ne tik patrešia, bet jisai turi šildančių savybių. Tai pavyzdžiui, duobę, kai įdedi. Aš visą laiką, kai sodinu, jau persodinu viską į šiltnamį, įdedu į duobę karvių mėšlą. Va, pasikeitė receptūrą. Arklių mėšlą įdedu. Aš tau sakiau, kad aš nemoku dirbti ir pasakoti. Net va tokio elementaraus darbo. Aš visai pamirš. Užtat aš ir kalbėti negali. Taip, aš grinai vyriško sudėjimą šitą vietą. Jo, ir žodžiu, dedu visą laiką mėšlo ir mėšlas turi šildančių savybių. Šildo augalą iš apačios. Jis gaunasi taip irdamas. Išsiskiria ta vadinama chemija, šilumą išskiria. Nes įrimo vienas iš produktų ir yra šiluma, jo. Pasėti planuojam. Kiek mes turim, aš tai va turiu, asmeniškai aš pirkau va tiek. Pirkau iš arbūzų sėklos.lt. Nežinau, pirmais metais bandysiu, gal faina, kad bicuotos. Iš karto pliusas, ane? Labai. Aš gavau blatą, kur Lietuvoje net negausi tokių arbūzų. Ir jie turėtų užaugti apie 40 kg. O šis sezonas bus geras liktais, ane? Jo, svarbiausia, kad būtų kažkur prisitrombuoja, nes esi pastebėjus, kai sėkla lenda ir išlenda pati kilputė su visa sėkladėžė. Būna. Vadinasi, gaunas vien dėl to, kad buvo nepakankamai prispausta žemė ir nepakankamai žemės buvo ir neišsilupa jinai. Ir niekad nepatarsiu, kad knėti nagai, nuplėšti tą sėkladėžę. Šitą daryti negalim. Turi arba pirm sudrėkinti ir tada nusilup. Negalima plėšti. Šitųgi maišelių pildymą, tai mūsų agronomijoje mokė taip. Kiek žemėj, kai dirbi, ar ne, tiek lygiai taip pat šitas principas irgi veikia, kad turi būti labai stipriai suspaustas tvirtas padas, kad šaknis būtų sveikos ir giliai galėtų šaknytis, o viršus turi būti šiek tiek puresnis. Va, kiek paslapčių atskleidėm. Taip, jau čia nežinau, įsipildėm jau vieną dėžutę šitų maišelių. Bandysim Donato, kokias dabar čia dedi. Žodžiu, nebeskirstam nei ankstyvus, nei vėlyvus. Ne, čia mums jau esmės nebelieka, nes mes ne viską galim apžiūrėti per vieną dieną, ar per savaitę, ar per mėnesį. Žodžiu, dabar pirm pasisėsim Farao. Ką gali papasakoti apie šitą veislę? Pernai, žinau, pas mane auga, bet pernai turėjom... Bet tau patiko, man atrodo, ją, ne? Jo, patiko, bet... Nes aš iš pernai metų jau prisimenu šitą pavadinimą. Pernai buvo ne auga jie ir nemažiau užauga, bet ne tokie, kokie turėtų užaugti. Tau palauk, kokie tavo mylimiausi? Top Gunai. Top Gun. Kai buvo tada bombinė vasara, tai Top Gun... Įsivaizduok, jeigu eina stambiavaisis arbūzas, jis ne 3, ne 5 kg, stambiavaisis, tai turint omeny ten nuo 8 iki 15 kg, tai ant virkščios gali būti tik tais nuo 0 iki 3 arbūzų. O jis pavarė po 5. Vado, net jėla gražiai dėlioja. Aha. Va, myli nuseklyčią. Kaip gražiai atrodo šakės. Kokį ilgumą jūs pirštą turit ir va taip, op, čia jau sim šitą maišą kišą. Taip, nes norit išduosiu paslaptį, kurią aš vadovaujas. Iš esmės, kuo didesnė sėkla, to ją giliau kišti reikia. Taip yra. Logiška. Nes pavyzdžiui, agronomijos, kai mokėmės kukurūzus, tai nesau, kaip tu giliai ten varai su sėjamąja, o rapsą. Jau man va tos stambesnės sėklos, jau čia tikrai kokie 6-7 cm. Jo, sulenda. Pasakyk, kas būtų, jeigu paimtum ir sukištum į žemę tiesiog. Iš karto iš sėklyčių į žemę arbūzus. Čia elementarus dalykas, tu pati žinai, Sima, kad yra ilgos vegetacijos augalai ir trumpos vegetacijos. Pas mums daržų sezonas prasidėt kažkur ne balandžio pabaigoje, gegužės kažkur va, į šitą laiką mes kabinamės. Ir jeigu mes viską, ta prasme, sėtumėm iš sėklų, be šansų, tiek paprikom, tiek pomidoram, tiek kitiem augalam, nes, yra ten dalis, ne ten pupelės, bulvės, žirniai,
kurie, nu, ten kelis derlius netgi gali užsiauginti per metus mūsų klimate. O pasėjus jaučių arbūzus, jie ir taip ilgai, ta prasme, vegetuoja, ten derlių pradedi rinkti kažkur rugpjūčio mėnesį. Tai jeigu tu pasisėsi, ane, ten, nors gali pabandyti. Bet taigi jie ir neišdygtų, ar išdygtų? Nu, jiem reikia šilumos. Jie dygtų tik tada, ta prasme, pradėtų dygti, kai pakankamai sušilto, ne? Taip. Kabėtų ta sėkla žemė, tai va, nedarykit taip, sėkit iš anksto. Taip, gražu žiūrėti, va, jaunas žmogus, kastuvą pasėmus, rabotaja, tu aš savo plaku liežuvį atsistojus. Varyk. Ir kai aš turėsiu tiek patirties, kaip tu, aš irgi galėsiu stovėti ir tavo čia viską. Tai iš tikrųjų, Sugar Baby yra patys paprasčiausi arbūzai, kuriuos net mažiausi pionieriai galėtų užsiauginti. Aš tarp kitko turiu sėklą Sugar Baby. Turi? Iš anų metų. Turėtų dar būti gera. Tai va, jie auga nuo 3 iki 5 kilų. Nėra ten kažkokie labai opus. Kažkur ten įmečiau bendrą krūvą. Tai patys paprasčiausi arbūzai. Labai gerai, kad išsituštins mano sėklų sankaupus. Nu, iš tikrųjų. Nes per tą laiką, žinai, kiek prikaupus jau tų sėklų. Bet arbūzų sėklos pasirodo, kuo ilgiau būna, tuo jos geresnės. Rimtai? Ir mes pradėjom jau 200 maišelių. Tai va, reiškia, mūsų tas 200 čia bus. Mes čia galėtumėm per dieną 3000 pasėti, vargą nematytumėm. Donatai, atnešk vandens. Bet Rimantas sugalvotų, kaip greičiau tą padaryti. Maišelių pildymė. Žinok, jis vis tiek sugalvotų kažką, kaip kuo mažiau darbą įdėti, kad geriau gautis. Bet Donatui vis tiek reikia vandens atnešti. Rimants tuo tarpu turbūt atvilktų čia šlangą ir viskas būtų baigta. Galima. Beje, Rimantuks mums sugalvoja vieną labai gerą alternatyvą. Jo, bet mes jau išspoilinsim, ar dar ne? Ar parodysim paskui blematę? Net Donatui nesakiau. Rimantas yra toks žmogus, jisai pats dirba procesų inžinierium, kur turi stebėti gamybos procesus ir efektyvumus jų, ta prasme, tų procesų didinti efektyvumą. Nu, ta prasme, jeigu va, aš dabar čia maišau šitą kibirą ir užtrunku ten 3 minutės, kaip padaryti procesą lengvesniu, kad aš tą padaryčiau per 2 minutės. Jau toks darbas. Nu, tai kai mes pasakėm su Donata, kiek mums reikės arbūzam šitųgi duobių, tai esi žmogus. Rada sprendimą labai greitai. Labai greitai. Donatuks turės kuriant ne tik šiltnamį, kadangi dar turim labai pasakišką pavasarį. Vakar pusę dienos snyga, paskui lyja ir panašiai. Bet jau, man atrodo, šitą savaitę paskutinę tą Aš labai tikiuosi, bet iš tikrųjų didžiosios šalnos, nepamirškim, praein sodam žydį. Jo, obelim. Gegužės, kada čia vidurys kažkoks, ne? Kažkur. Tai jeigu yra saulė, viskas tvarkoj, tada suveikia visa biologija ir visa kita. Šiltnamis sušil nuo saulės. Tas pats ir čia būn, žinau, kai prišilda saulė daigyklą, net pirties kuriant nebereikia. Aš įsivaizduoju, nes čia iš tikrųjų jie pasidarė labai protingai, čia yra dvigubas sluoksnis. Oro tarps jisai, taigi, net statybose, nu, ta prasme, tai mes tą namą statėm, tai darėm irgi. Nu, žodžiu, labai geras dalykas, tiek pat šiltnamį irgi, padaryta dvigubą sieną, nes gaunas šiluminė varža. Ir Donatas turbūt dar nežinoja, bet jis turės ir čia kurianti pirtelą. Donatai. Ai, nu tai va, tai ar esat pasiruošę gegužės 4 dienai? Mes jau su Donata, taip sakant, rankovės pasiraičiusios, išsinuomavom iš mūsų... Aš kaip jaudinu, žinok. Jaudinės, taigi tau reiks ten atkalbėti viską. Man reiks aš. Bet žinai, koks esu žmogus, paskutinės minutės žmogus. Nemėgstu aš jokių repeticijų, labą dieną, sveiki, ateikit čia apkabinsiu. Ne, žinai, kaip pasakyti, tu nesi paskutinės minutės žmogus, pas tave šita mintis jau yra nuolatinai, kad tai bus, tai įvyks, reiks kažką pasakyti ir panašiai. Bet tu paimsi ir ateisi ir pasakysi. Nėra taip, kad... Bet jis tai žinot, netgi vakar draugė man sako, o tu užteksi augalų? Gali būt, kad ne. Šiaip jo augalai gali būti limituoti, tai kas pirmesnis, tas gudresnis, hebra, žinokit, nėra ko laukti. Nesnauskit. Beje, bus ir mano padažų. Tai bus tokia mini degustacija. Turiu laiką daryti. Turiu, atrasiu. Reikia atrasti laiko. Tai apie tą gegužės 4, tai žodžiu jau pavėsinė išnuomota, dekoracijos jau, taip sakant, paruoštos. Kur susodint turėsim, nes irgi gausim suolų, viskas yra gerai. Nu, žodžiu, žinokit, tikrai bus čiotkai. Aš net negalvoju, kad bus taip čiotkai. Čia jum ne kaimas lašiniai, hebra. Kad pagalvoja, žinai, va, čia kokia mugė, žinai, atvažiuosi, žmonės patrepsės ir viskas. Ir
iš tikrųjų mes turim savam rate nemažai žmonių, kurie mielai prisidėt prie to paties, ne? Tai dėl pačių dekoracijų irgi, kur mes turbūt net nebūtumėm sukę galvos. Mes net nebūtume pagalvoję apie tai tiesiog. Pasirodo, turėsim savo mūgiai netgi fotosieną. Taip, jūs įsivaizduojat? Donatuks pasirūpino mumis, kad neištraukštume. Bet ištraukštum. Čin. Mes pasirūpinom, kad Donatėlis mums pasirūpino. Turėtų darbą. Matai, kaip dirbam. Po prakaitais. Nu, ne tik kibarais, bet ir stikliniam reikia nešti, sako. O Jėzus, kaip gerai. Oi, geriau ir būt negali. Dabada pripildžiučiau 300. Dabada. Tai va, jau baigiam pabaigti vieną durpių maišą. Pažiūrėkit, kaip greitai. 250 litrų, opa. Iš tikrųjų, tai su visais darbais taip yra. Įsivažiuoji ir pradedi dirbti ir viskas ir būna gerai. Ir pasidarai, atrodo daug. Ir kuo daugiau darai, tuo daugiau pasidarai. Tai va, buvo sekmadieniškai gražiai taip padirbėta, kaip matote, įkišom kiek? Kokį 100 pem? 100 pem. Nu, dar pusę liko koks, ne? Aš manau. Iš tikrųjų galiu labai pagirti, kad yra fantastika turėti daigyklą. Jo. Blemba, koks geras daiktas. Turlinės laisvės. Jo, ne, daigyklai dirbti yra labai gera, nes aš, pavyzdžiui, kai turbūt dauguma daigelius sėjo ir su daigais dirba. Tai aš nebeįsivaizduoju, žinok, va, kaip namuose reikėtų. Čia žemės, va čia. Tai gali būti, gida. Da padariau. O aš dar šiandien makiažą dar, beje, mes šiandien dar fotosesiją turėjom. Taip, apie mus rašys laikraštyje, apie mūsų podcastą šitą. Susitiksim po gegužės 4. Jo, dabar čia biškai pristabdysim su podcastais, nes dabar Sočiai bus darba, dar va tiek va. Ir bizi esam. Nu ir ta gegužės 4 tačiau tuoj pat ateis, tai va, žodžiu. O jūs mūsų laukit. Taip, ir kaip ir visą laiką, like, subscribe ir... Galit komentuoti. Viskas, nebegaištam savo laiką ir tavo laiką ir mano ir mūsų visuotę.